Sudėmėsi 18 metų 540, 92 tūkstančiai mylių, sausio 29 bus aukcionas ir parsiduoda Progresyvo, tai yra draudimo kompanija. Jisai kūrėsi ir važiuoja, M paketas, pabraižymas į bamperį apatinį, toliau ratukai atrodo sveiki, keletą pabraižymų ant rankenėlių, čia prie durelių. Liukas sveikas. Čia iš šono atrodo irgi viskas atrodo neblogai. O čia kažkas, tai žiūrėkit, lopą uždėjo, nu tokio dar nematęs. Vienu žodžiu, taip, M ženkliukai visur, sėdynės geros rekarinės, o vairas pažiūrėkit kaip nusilūpęs. Bet čia žinokit yra nuo Miami saulės, todėl kad saulė yra žiauriai kaitri. Ir panelės būna atsilupa ir taip toliau. Pažiūrėkit, turi projekciją. Tik labai netvarkingai, jau galim pabandyti užvesti. Akumuliatorius nusėdęs, bet pagavo. Kaip girdit, variklis dirbo gražiai. Check engine'as nedega, varikliukas šiaip dirbo gražiai. Jokių papildomų kažkokių pašalinių garsų nėra. Taip, einam toliau, šildomos sėdynės. Čia visur apipilta viskas, juodos lubos, liukas. Komplektacijas galit pasižiūrėti, kaip aš minėjau, visą laik Beamer Vorax yra toks puslapis, įsivedat VIN numerį ir nemokamai žiūrit. Taip, čia kažkas tai yra atkelta, kažkas tai ardyta buvo, neaišku kas. Čia visų pašalų detalių, kai visą laiką yra. Taip, pasižiūrim toliau. Viena lempa išimta. Trūksta bamperis. Kuro bakelio dangtelio nėra. Sparnas, durys ir priekinės durys. Tai vinvi durys realiai keisti. Sparnas jau buvo špakliuota, daryta špaklis. Matas, koks sluoksnis uždėtas.